kol pasidarysiu kavos, jums parodysiu kai ką. Čia dabar zvims, dirbs. Štai atsinešiau dėžę. Čia buvo iš Made by Me siuntinukas. Ir čia deduosi viską dabar muiliuko gamybai. Man dar ne viską susidėjau. Gavau tokį siuntinuką vakar. Bet taip neparodžiau jums. Štai iš Andrew and Rachel. Čia mano sena. Čia senos. Taip, tai gavau va tokius dažus raudonus. Į tą rinkinuką įėjo. Kvapas įėjo. Rožių. Vanilė ir levandų kvapas, 4 tokios formelės silikoninės. Čia mano senė. Dar įėjo į tą rinkinuką muilas su ožkos pieno pagrindas ir dar vienas ožkos pieno pagrindo muilas bazė. Ir po to dar 5 gramai, kiek čia? 15 gramų shea butter. Tada rožių pumpurėliai džiovinti, levandų pumpurėliai džiovinti ir rožių žiedlapiai smulkinti. Nu, va, iš čia ir toks rinkinukas ir mokėjau, man atrodo, tik 10 svarų. Tai tikrai apsimoka, nes šiaip tai va šiti vien tik bazė, jeigu žiūri, labai brangu. O čia ir formelės, ir kvapai, ir dažai, žodžiu, visko. Ir tikrai apsimoka. Ir vat parodysiu, kaip darau šiek tiek. Kažkas su kamera, žiūriu, įsijunginėja, kažkas yra. Na, štai mano kavytė pasidarė. Ok, išjungiam. Na, štai. Einam. Kavintis ir žiūrėti merginų filmukus per YouTube. Princas randa, kur įsitaisut. Kur čia įsitaisai dabar vis ant laptopų, ką? Kur čia įsitaisai? Tu murkė. Kur čia įsitaisus? Miau, kas miau? Na, jeigu kas žiūritės softboxų lempų, ne, kad filmuoti ar filmuojat jau, tai va šitų tikrai nerekomenduoju. Jie man tik tai vietą va užima ir aš juos taip nenoriu jų naudoti, man temptis, jeigu viršų filmuoju viršų, tai, nu, nežinau, tokie sunkus, nepatogus, va tikrai, jeigu kas galvojat pirktis, tai šitus nežiūrėkite, tikrai nekokie. O vat, pavyzdžiui, laikiklis, štatyvas, šitas geras, man patinka. Apie jį galėsiu pažiūrėti, kokia čia serija, kas ten, kokia firma. O tai šitas geras, bet jau softboxų, tai šitų tikrai negeriau, tokias kokias kitas lempas. Nu, pati irgi dabar ieškosiu, žiūrėsiu, ką rasiu. Šitas tai tikrai negeri. Jo, kleckiu. Panos, man atrodo, aš pasidarysiu indiškos kosmetikos maniakė. Jūs pažiūrėkit, štai toksai kremukas. Pas Skurdus parduotuvėj radau. Taip. Kremukas štai toksai veidui. Taip, kaip jisai. Vico Turmeric. Žinokit, koks geras. Ir po to žiūrėjau atsiliepimus kai kurių youtuberių. Nu, žinokit, pasaka. Užsitepė ant veido, jis toks geltonas. Kvapas gal toksai, žinote, šiek tiek vaistinis, viską tai toksai keistas. Bet užsitepė ant veido ir iškart toksai vat tepi, taip riebų ir įsigeria, taip staigiai įsigeria. Ir dar noris, nes tokia atgaiva, toksai kaip šiek tiek yra kaip mėtos, bet ir dar kito kvapo. Tokia atgaiva veidui, nu tikrai taip maitina. Labai geras vat šitas kremukas. Vico Turmeric, tikrai rekomenduoju, jeigu turit kur nors prie savęs ar kurdų parduotuvytę, ar indų kokią indų parduotuvytę, kioskiuką,
šitų prekyčių, tai tikrai pasižiūrėkite, labai geras dalykas. Va štai. Oi, va toksai geltonas kremukas, bet labai fainas. Va, nufilmavau jums video apie plaukų tiesinimo aparačiuką iš Panasonic. Kažkokį naują. Nežinau, nuo Andriaus gavau dovanų. Jis padovanojo. Tai vat greitai pirmą įspūdį padariau, patiko, patenkinta. Nes turėjau seną, tai vajai, kaip sunkiai jisai ten man dirbo. Tiksliau net nedirbo. Brūžindavau, tai išmečiau į šiukšlių dėžę. Tai va, bet žiūriu, siaubas, jėtus. Kokią žilą jau prie šaknų visur matosi žylė. Genai. Mama, žinau, su tėvu irgi, kad greitai anksti pradėjo žilti ir aš jau voje keli metai. Na, bet ne apie žylę. Tai va, šiek tiek pavloginsiu. Vieną dieną, kitą dieną. Bet šiandien lyja, va, tuo eisiu Luką pasimti. Lyja, tai va toksai namie, parodysiu siuntinukų biškį. Tiesa, dar tokia ale naujiena. Bandysiu, bet neprižadu, tai yra bandymas. Bandysiu įvesti į kanalą tokį šiokią tokią tvarkaraštį. Bent jau vieną dieną, sekmadienį tvarkau, tai pirmadienį bandysiu visada įkelti vlogą. Pavyzdžiui, savaitę filmuoju ir va tos savaitės vlogą bandysiu įkelti pirmadienį, nes sekmadienį pas mane internetas blogai stringa, kadangi visi namuose, jo blogai dirba striginėje, tai reikia sekmadienį, pavyzdžiui, suredaguoju ir pirmadienį įkeliu. Tai va, bandysiu pirmadieniais visada kelti jums vlogą. O kitom dienom, dar nežinau kada, bandysiu kitus video. Tai tiek. Neturiu spirito purškiklio, tai vat yra tokie burbuliukai. Bet dabar eisiu į parduotuvę, važiuosiu į centrą ir turėtų būti to purškaliuko, tai vat nusipirksiu ir kitus jau kai darysiu taip kaip reikia, papurškinėsiu, kad dingtų burbuliukai, nes kaip matom, dabar liko. Na, bet pirmas bandymas, nieko tokio. Bet labai jau nekantravau, galėjau laukti to purškaliuko, kol nusipirksiu, bet nelabai nekantravau išbandyti. Ir štai tokie dabar lauksim vieną dieną, tada išimsiu ir tada dar savaitę jie skaitos ten bręsti turi. Ne savaitę, kelias savaitės, žiūrėsim. Tai vat. Žiauru, lipau ant spintos, uždėti tuos muiliukus ir kritau ir vanagas nulūžo ir dar nusilupo šiek tiek ir lūžo pagalį ir dabar vėl ASMR negaliu filmuoti, o planau, kad eisiu ASMR filmuoti. Ne, nesiseka, tai nesiseka. Košmaras. Nu va, dabar lekiam iki parduotuvės. Man norėjau parodyti, kiek dabar paplonėjau. Čia prašė manęs parodyti rezultatus, ten po kelių bėgimų, nežinau, kaip čia matysis. Bet va, pilvas dar aišku yra, bet jau plokštėja. Štai. Žodžiu, šiek tiek pakūdau, aišku, aš svarstyklių nesisveriu, neturiu,
neperku, nereikia. Aš kaip pati jaučiuosi, kiek man užtenka, kur kaip tame, o ne kiek ten kilogramų turiu, aš į kilogramus nekreipiu dėmesio. Tai va, dabar lekiam iki parduotuvės, ne, po to pažiūrėsim. Miego norėjau. Miegu čia? Toliau? Na štai, dabar parodysiu kelis pirkinukus, ką tik grįžom iš parduotuvės, štai maisto ir keli bus ne maisto. Lukai, netrepsi apsėsk. Taip, į mano nagus nežiūrim, apsititrainiau, aploviausi indus, parduotuviai buvau, maišus tempiu, tai vat apsizūlinau, tai jau eisiu persilakot. Taigi, taip, nusipirkom filė, po to mėsos, štai. Toliau bananų pasiėmiau ir pasiėmiau štai tokią Greek Style jogurtą ir dar kitokio procento štai. Turėjau pasimti kaip to kefyro, bet kadangi kefyro pas mus čia nėra, o važiuoti Lietuvinę dabar su vaikais tai nekas, tai todėl pasiėmiau šito ir bandysiu iš šito daryti piragą. Kai darysiu piragą, dabar jums pabandysiu parodyti, tik nežinau, ar jau šiandien pavyks čia nufilmuoti ir priklijuoti šitą filmuką ar į kitą vlogą, bet žodžiu parodysiu, vat, jeigu ne šitame filmuke pamatysi, tai sekančiame, kada bus vlogas, būtinai parodysiu piragą, sveiką pusryčiams piragą, kuriame yra tik tai 2 pagrindiniai ingredientai, tai bananai ir jogurtas, bet aš bandysiu dabar pakeisti su tokia grietinė jogurtų, tokiu skistu anglišku. Lukai, ką darai, baig? Tai štai parodysiu pyrago receptą. Toliau Edgaras mėgsta daržovių tų vaisių salotas, tai jis pasiema tokių visokių indelių, supjaustytų vaisių įvairiausių ir maišo. Kartais su jogurtu maišo, kartais ten su grietinė, kartais iš viso be nieko, be grietinėlės, be nieko. Taip, tenais pasiėmiau Briuselio kopūstų šaldytų. Tomui, kada tai paduodi rankytę ir jisai savo valgo, tai čia toksai maistelis su obuoliais, morkom ir parsnip, nežinau dabar kas šiandien. Po to mango, apple ir banana, mango, obuoliai ir bananai. Taip, šaldytų daržovių tokiuose maišeliuose, 4 tokie maišeliai bus. Ir įdėta porcija, vienai porcijai štai tokios daržovės. Pienas, kaip visada šitą sojų. Tomui dar gėrimukas Baby Vita. Edgaras pasiėmė, kai lakstom, kad turėtų gerti vandenuko štai su laimu ir citrinom. Per Simonam akciją, tai pasiėmiau, užvakar prisėmiau daug krūvą, dabar šiandien dar pasiėmiau, nes labai eina. Tik tai 59 kiškės Aldi. Tai labai skanus, o atsikandi, ne, visi mėgstam, visi valgom. Žuvytės pasiėmiau, kepsim, 2 maišelius. Čia sūrio lazdelis Edgaras visada su Luku pasiema. Granatų, nes mėgstu labai sau sėdi, filmą žiūri ir knibinėti kaip saulėgražas, tai čia vietoj saulėgražų man. Toliau ryžiai pokeliuose, kad nebūtų ten košė, iš karto šį pokelį maišelį pasiemu ir man gerai pusryčiams sausainiukai, jeigu norisi prie kavos ar prie arbato, štai tokie. Toliau košytė tokia, užpili ir viskas. Ir greito pagaminimo kartais ryte reikia, neturi ten kada daryti. Ir štai tokius dar pusryčius pasiėmiau, juos jau ne pirmą kartą perku, pastoviai jie turi būti pas mane, patinka labai štai tokie. Taip pat mandarinai kažkas ir smūgiams pasiėmiau, smūgiams įvairiems tų špinatų štai, mažesnių baby špinatų, štai tokių. Taip, iš maisto atrodo viskas.
Taip, čia jau ne iš maisto, tai servetėlių Tomui, bėgimui koinaitę, štai tokias šaldį pasiėmiau, čia man, štai tokios, čia kažkokius taškus masažuoja, orą leidžia, štai bėgimui, žiūriu 3 svarai, tai išbandysim ir Edgarui va paėmiau vyriškas tokias, irgi didesnės, running specialiai va bėgimui, kaip tik mes su juo lakstom, tai va sakau, galima, kad geriau. Taip, muilo gamybai dar paėmiau, kadangi ta bazė, kur tai yra brangi, o čia toksai įdomus vat muilas, kad be kvapis, be spalvis ir idealiai tinka jautriai odai, žiūrėjau sudėti, nieko nėra pridėta, paprasta beveik va bazė kaip perki, tai ir pasiėmiau pabandyti vat iš tokio paprasto muilo irgi, kad nereiktų pirkti brangios bazės, pamėginsiu dar iš tokių daryti. Nes kai ir skaičiau, kiti vat vaikiškus muiliukus, jie daro, žinot, kad kuo mažiau būtų spalvų, kvapų, vat turi būti natūralus muiliukas, natūrali bazė ir va tada gerai, tai vat pabandysim šitą padaryti. Ir dar užmačiau parduotuvėje, čia Spaunstrečia, už 5 svarus. Štai norėjau žiūrėti, dovanuosim pas vieną mergaitę, bet dabar pasižiūrėjau, tai jau Lukai ačiū. Pasižiūrėjau ir pati užsimaniau išbandyti taip pat va muilui gamybai, I Love Soap, ir štai toksai setukas. Tai pirmą aš pabandysiu, jeigu viskas čia gerai yra, viskas įdomu, tada aš nupirksiu tą mergaitį, pas kurią einame į gimtadienį, kad irgi galėtų daryti su mama, nes šiaip tai čia nuo 12 metų parašyta, tai mergaitį gal dar tai tik bus 6, tai per maža, bet ten buvo ir lūpų balzamų gaminti ir tar, tai va tokių, sakau, kažko tai iš tokių gamybos. Pažiūrėsiu ir įdomu, kas ten viduj, kai kokia sudėtis, nes tokia kaina pigi. Tai va ir pažiūrėsim. Ir tada irgi parodysiu, kaip šitą gaminsiu, bet man atrodo, šitą darysiu į SMR kanalą. Tai, o ne, štai ir nusivylimas. Atidarau pakuotę, pasižiūrėti. Ir buvo su šita, kad galvojau, tikrai galiu pirktinį, nes su lipnė juostelė ir turi būti štai dar glicerininės pagrindas. Ir tuščia pakuotė. Tai ko čia nėra? Ne, nėra šito. Tai viskas. Ir negalėsiu padaryti. Susinervinau. Pasiimkite dalyką, sakyti.